191. Bet čia pas man kol atidaro. Gerai, yra Rolanda tokia. Rolanda? Mano buvus panelė. Ji mane išdūrė ir pabėgo pas kitą. Opa! Ji labai nori išvažiuoti į kitą šalį. Ir panašiai. Take my hand, don't hesitate. This is Dievo metamfetaminas. This is God's speed. Oh, fuck yes. Na va, tai Toma paliko Rolandą. Ir jie labai nori išvažiuoti į kitą šalį, kur daug gerų klubų. Bet neturi paso, ar kas yra kokia problema? Nu, nieks jį nesiūlo. Jie nori šokti turbūt, šokėją. Su geru atlyginimu. Ai, va taip. Yes, o gal nori tiesiog, kaip kokia tam... Yragi Londone daug draugių visokių, kurios tiesiog guli, žiūri į lempą. Naktinę. Ir gauna babkas. Tik tai reikia, žinai... Netingėt gulėt. Netingėt gulėt ir nukelti save into a happy place. I'm in a happy place. I'm in a happy place. Taip. Tai Rolanda. Pasiūlyk. Bredas Pėtis. Klausom. Labas vakaras. Labas. Kaip laikaisi? Gerai, o su kuo šneku? Čia tau skambina, jeigu, žinok, atvirai, jeigu norėtum, tai ir mano vardas Rolandas yra, Rolanda. Malonu. Įda gražus sutapimas, man taip pat labai malonu su tavim kalbėti. Kaip laikaisi? Ačiū, neblogai, o kokiu tikslu skambinat? Rolanda, turėjau tokį, tiesiog kažkaip tai kalbėjau su čia draugiam klube, buvau penktadienį pasilinksmint ir išėjo iš kalbos, mes, žinai, dabar esam atvažiavę iš Londono. Ten Londone turim kelis klubus, džentelmenų klubą vieną, ir kalbėjau čia su draugiam, sakau, gal pažįsta kokių nors žavių damų, kurios, žinai, ieško darbo užsienyje. Taip. Ir pasiūlė tavo telefono numerį, sakau. Nu, nedomina, nenoriu. O tu ar žinai, apie kokį darbo pobūdį aš kalbu? Ne. Bet tavęs nedomina apskritai joks darbas? Dabar įsivaizduokit, va taip paskambino nepažįstamą žmogų ir siūlo man darbą. Ne, tai tu net nežinai kokį, aš tai galvojom, gal galima susitikti, arba aš to galiu telefonu tiesiog papasakot. Ir koks darbas? Darbas yra administracinis pagrinde. Nu, tarsi būti gražiai reikia. O ne, o jeigu aš negraži? Na, nėra negražių moterų, būna prastas apšvietimas. Tai vat, ir visa esmė mūsų džentelmenų klubo čia yra kaip kazino stiliaus jisai, žinai. Jo, ir reikia dailių damų, kurios tiesiog, žinai, sukiodosi sudarytų žmonių masę, nes jeigu pastebėjai, dažniausiai kazino būna tokie pustuščiai, žinai. O mes, žmonės viliojam ne tik žaidimais, bet ir tiesiog, žinai, gėrimais, kompanija gera, tai va. Tu pati dirbi kažką tai? Ne, mokaus. Kiek tuo metų yra? 19. Supratau, mokaisi, o sunkiai mokaisi, dieniniam studijuoji, vakariniam? Dieniniam, o kokį dalyką? Nu, nesvarbu. O tu gal nori perkelti savo studijas į Londoną? Ne, dėkui. Ne, tikrai ačiū, labai nedomina. Tavęs nedomina absoliučiai jokio pobūdžio darbas, ar ne? Jo. Nes tas dabar, kur aš tau pasiūliau, tai čia, suprantate, tai toksai ilgos darbo valandos. Aš galėčiau pasiūlyti tau dar paprastesnį šiek tiek darbą. Būnam pas mūsų užsukę džentelmenai, tiesiog užsimano gerai praleisti valandėlę ar pusvalanduką su kokia nors moterim, dama, mergina, jaunesnė, vyresnė. Ir mes pasiūlom jiem katalogą. Tai čia būtų tiesiog tada darbas toks valandinis, tiesiog pasirūpinti džentelmenų. Ne, dėkui, tikrai nenoriu, labai ačiū. Ne? Nesi bandžius tokio dalyko niekada? Kaip? Nesi niekada bandžius tokio dalyko, sakau? Ne. Žinok, labai geri pinigai yra iš esmės. Tu už pusvalandį gauni nuo 5 iki 800 svarų. O. Svaras, kaip dabar žinia, yra 1:4, ar ne? Tai va, Rolanda. Tai žiūrėk, mano telefoną tu dabar turi? Gal tu čia negali garsiai kalbėti, bet aš lauksiu, jeigu tu ir perskambins. Tu pažadai man pagalvoti apie šitą pasiūlymą? Pažadu. Ar ne? Šiaip tau, supratau, žiūrėk, gal tau dar kažkokių darbo pasiūlymų reikia? Nes aš kaip suprantu, tu tokia esi linkus į geresnį gyvenimą, ar ne? Nu, tas tau įdomu yra gyventi prabangiau, negu mes gyvenam čia visi žmonės Lietuvoje, kur lyja lietus, ar ne?
Man įdomu, kokios čia panelės davė numerį mano. Nu, ką aš žinau, šviesiaplaukė tokia. Greta vardas jos. Nu, nepažįstu jokios Greta. Nepažįsti. Nu, matai, per rankas tikriausiai. Tai va, o klausyk, o tu nenori pasimti draugės ir nuvažiuoti dviese, pasižiūrėti, pasimandyti, kaip viskas atrodo? Ne. Skamba tau baisiai. Tikrai nenoriu, žinok. Dirbti ar tokį darbą būtent? Aplamai nenoriu. Su manim bendrauti netgi? Ne, bendrauti. Supratau. Bet tu numerį mano turėjai, aš klausyk, gal galiu aš tau privažiuoti dabar? Ne, negalit. Ar ne? O kurioje tu vietoje esi? Nesvarbu. Gerai, viso gero. Žiūrėk, sekundėlę dar. Opa. Padėjo ragelį. Bet didvyriškai rolas laikėsi. Nu, bandė už Kantriai siūliau viską, blemba. Po truputį, žinai. Dabar jau MMDamsai sulauks skambučio. Tai žinau, kad aš pagalvojau, kad gal ir tvarkoj. Ką tvarkoj? O tu mėgsti geriau gyventi, ne? Nu, pasitulkinti, tipo. Gal ir tvarkoj. Ką? Rytoj MMDamsai tikrai sulauks skambučio. Sakys, labą dieną, čia aš tą, kur mėgsta. Žinai, kur sako, Raudongi praeitį, o tu nebijai vieną per mišką naktį vaikščioti? Čia bijot, kelią, žinau, kaltis mėgstu. Čia nepasakiau, kad kažko negražaus. Norėjau irgi tave. Huliganjo. Okay.